Tai ką? Galėsi manęs palaukti. Aš net nebandysiu. Ponas, sveiki atvykę prie antros dalies iš vyrų istorijos, kurie norėjo nueiti į Antarktidą, pereiti tiksliau Antarktidą. Ir štai jau antra dalis. Labas, drauge. Labas. Mes vėl čionais. Ar tu pasiruošęs? Einam. Mes esame šitoj daly. Čia yra kaip ir outras gal tokias, ką žinau, ką reiškia. Tai Avalanche Hazard bus išversta. Jie Osborto nusišneka. kalnai, Sentinelio range'as, didžiausias kalno range'as Antarktidoje. Tikiuosi, kad išgyvensim. Pirmas 2 stovyklavietės išgyvenom. Ir kur tu eini? Aš ją. Tu net ten eini. Prašau, žmogelį. Mes turim sekti šitus raudonus dalykus. Dar žinokit, storuliukas biški serga. O, dieve. Aš ką tik pašokau! Žmonė! Aš nesakeisiu! O, mes toj pačioj vietoj. O, pažiūrėkit, kokia graži vieta. Mažas ir pavojingas Icefalas. Žodžiai. Na, mes jau, žiūrėkit, kaip mes jau. O, dieve, aš vos nenukritau prieš tai. Draugė, kur tu? Tai išgelbėjo? Mane išgelbėjo. Palauk manęs tenais, čia nėra toli. Gerai. Aš tavęs laukiu. Gali mane pastebėti, jeigu aš turiu kamerą kažkur užsidėjęs. O dieve, Avalanchės Hazardas yra aukštas. Ai. Na ką, žmonės, aš tiesiog viską sugreitinsiu dabar. Ir bum. Matau tave. O, aš matau jį. Jis kažką laiko tenais. Aš tau raciją. Tu girdi mane? Jo, girdžiu. Gerai. Mes jau šalia tavęs. Kaip mane išgelbėjo? Oh my gosh. Ar trumpai? Gerai. Apleista. Atsitrauk. Varome apleisti. Likite gyvai. Saugu apleista. O, daug geriau. Po vieną. Ar čia saugu? Mes įvykdėm šitą apleistą. Pagal žemėlapį žiūrint, mes turėtume sutikti kalną Vinsoną. Reikia pasižiūrėti. Jop, nuo antros stovyklavietės mes galime sutikti kalną Vinsoną. Pa šitą trumpam. Ačiū. Užsidedam šitą. Dabar aš trumpam. Nu, mes pažiūrėkit, kiek aš jau užlipau. Žmogaus, tave daugiau. Minus 40. Not bad. Ir vėl Avalanche. Ne! Visas gerai, draugė. Pažiūrėkit, lėktuvas. Jie jau reiškia perėjo ekspediciją. Padėjo savo vėliavą. Aš galvoju, ar mes galėsim padėti savo vėliavą. Tai būtina. Mes abu. Man atrodo, tik beginneriai gali padėti savo vėliavą, kurie niekada nenuėjo. Palauk, tai reiškia, kad mes galėsim padėti savo vėliavą. Ja. Va, tipo, Aš noriu gert. Mes padarėm 3 Tipo, aš 3 padariau ekspedicijas, aš daugiau treniravausi. Tipo, treningus, tipo, treniruotėse. Mes mokinamės. Aš tik vieną ekspediciją per treniruotės padariau.
O jis daugiau mokės už mane. Ne. Ir kalnas Vinsonas. Ir tiesiog ant mūsų radijo. Ką? O dieve, dar labiau epic. Koks geras vaizdas. Ar tu pastebėjai, kad yra tiek pat Celsijaus, tiek Fahrenheito kol kas? Kalnas Vinsonas. Didžiausias kalnas Antarktidoje. Va, tipo jis vadinasi Fahrenheitas. Kaip tas F vadinasi? Fahrenheitas. Fahrenheitas. Oi, tai gara čia. O, man davė 1000 pinigėlių kažkas. Tiesiog nukrito iš dangaus. Gražu. Fahrenheitas. Na, einam. Tu padarei iki kalno Vinsono. Turėjai 50 pinigėlių. Lauk manęs. Gerai, sumaišiau su kitais žmonėmis. Nes kažkoks žmogus buvo ir mažas, kaip tu žinau. O ne, ar vėl kopečius. Va, mums ten. Ne, Tu taip pat girdėjai, kad jie gaus baby kažkada, ane? Ne, girdėjau. Jie man sakė. Bet konfirminta net nėra, nes kol kas dėl jų didelių pilvų negali pasakyti, ar ten babys ar ne. Ne, tai kai jie pažiūrėjo, jie galvojo, kad bus kūdikis, pirmą kartą, kai jie pažiūrėjo. Ten, sakė, ten yra KFC ir burgerių labai daug prikišta. Ir KFC burgerių ir kepsnelių. Bet kai antrą kartą atvažiavo, ten buvo tik kažkur gal vienas vaikas labai didelis. Auč, tik nešokinėk. Šokti ar ne? Geriau nešoksiu, aš normaliai geriau. Biškelį skaudėja. Daug žmonių praėjo iš tikrųjų šitą. Jo. Tikrai nedaug, meluoju. O, Tik 1000 žmonių pasaulyje. pažiūrėkit, kas čia. Ka... Aš geriau nesakysiu ir naktis. Tai būtų gerai, jeigu prie Mountain Vinsono būtų šitą muzikėlė ar dar naktis. Tai būtų tikra aura. Atsigersiu biškelį vandens. Pritarė tu man? Iškart. Kur užlipti reikėjo? Ai, ten. Ar tu girdėjai, kad kaip pasakyti, stovyklavietė trečia buvo, ketvirta bus pati sunkiausia. O ne? O, dieve. Ja. Aš bijau mažų virvių žmonės. Ir Bet aš ten matau, trečia stovyklavietė. tik nenukrysk arba tau atsitiks kaip tam žmogeliui. Geriau neis, jeigu ta virvė išlaiko tik vieną žmogų. Matau. Išlaikė mus abu. Aš tik tais nulipau. Aš sveriu apie 1 toną. Taigi ne, taigi aš visi. Ar... Ką tu kalbi? Taigi aš sveriu 32 tūkstančius. Nu gerai, bet aš sveriu tai 1 toną, nors aš atrodo plonas. Ne. Auč, biškelis skaudėjo. Bet nedaug. Gerai, rizikuojam. Paskutinė virvė. Užsigavau. Man nieko neskaudėjo. Aš nenoriu nukrysti dabar. Būtų tai baisu.
Įsivaizduok, jeigu tu čia nukristum ir tu dar išgyventum. O, dieve, būtum lucky. Būtum labai... Tai tada, man atrodo, tai suskiltų visas ledas čia. Nes tu žinai, kiek tu sveria. Gerai, duok testas. Gal ten yra sniegas, į kurį tu įkrisi. Au, nuskaudėjo biškelį, galėjau to nedaryti. Ir trečia stovyklavietė. Tu pažiūrėk, kiek valandų. O dieve mano. Kodėl man šiam 7 energijos? Ką? Nu ką aš padariau jums, žmonės? Reikia dabar atsigerti vandenėlio. Daugiau. Supilti. Čia. O, 200 Gavau pinigų. pinigėlių. Not bad. Nėra blogai. pilnai gaunam dalyką. Nemiegam. Einam. Lėrsų pasiėmiau. Palaid. O, mes einame. Aš mėgau. Ir O, diena. ką? O, gerai. Oi, šaltas vanduo, šaltas vanduo. Šaltas vanduo, šaltas vanduo, šaltas vanduo. O, nėra pagalbininko. Mes būsim Ta muzika. pirmi lietuviai, kurie... Mes būsim pirmi lietuviai. Jeigu tu nežinojai, jeigu mes praeisim šitą. Trumpai? Taip. Tai labai Joksai lietuvis nepraėjo šitos. gerai. Kas jeigu tu to nežinai? Dabar kažkoks lietuvus gali būti prie pabaigos. Tikrai nėra. Mes to nežinom. Dieve mano, koks šaltas ten vanduo turi būti. Man tai nelabai šalta, taip. Bet tau skauda labai. Na jo, skauda. Bet ne šalta. Oh, Tu pažiūrėk, kaip saulė atrodo. visai ir nebedaug liko iki 4 stovyklavietės, kaip suprantu. Vau. Kaip tie ledo gabalai nesulūžta. Nežinau, gal jie tiesiog yra build different. Kaip Amiras. Aš atsimenu, kai jis man atvežė pizzą. Man tai burgeris veža. Reikia biškelį vandens atsigerti. Nuėjau. O, aš irgi. Plok, koksai čia glaceris. Kanada. Čia kažkas va. Tiesiog normalus glaceris. Galvoju, ar taip iš tikro yra. Ar čia daug šaltesnis negu prieš tai? O, čia šalta. Nepatlysk! Gerai, kad mes ant batų turim spyglius nuo ledo. Au. Na, Nu jo, žinau, kad skaudėjo, nes aš patsai buvau netyčia įkritę į tą vandenį. ah, Ar kažkas gali būti gražiau už ekspediciją Antarktiką? ką, nu gal? Gal Rubasa? Bet taip nemanau. Uf. O dieve, tik ne šitie. Čia buvo šitie treniruotėse. Buru, kai mes nukrytom, tiesiog sakė, dar kartą, nes tiesiog prateikinom 10 helto, tai nesažinga buvo. Mhm. O kitiems, kurie iš viso daugiausia mokėsi, nieko ne. Daugiau iš viso sakė. Ten apačioje kažkam nepasisekė. Čia yra, man atrodo, lietuvis. Mūsų O, senosios ten mokytoja. čia. Čia, man atrodo, mūsų senoji mokytoja. Auč!
Racija, girdi mane? Taip. Kur man? Aš nežinau, kur man tavęs palaukt. Gal tu taip pat numirk, nes tada tave čia nubrengins. Bet tai neapsimoka, nes tada man bus iš vis viena gyvybė, tavo 2. Nu gerai, tiesiog palauk, kurioje vietoje aš nukritau. O bet kas, jeigu man vanduo pasibaigs? Na, žmonės, aš išjungsiu raciją ir aš eisiu kažkaip tavęs susiras pastebi. Žmonės, aš visą tai sugreitinsiu, ką jis darys ir aš jį stebėsiu. Tai, susitiksim. O! Ignas atėjo pas mus! Pažiūrėkit! Jis atėjo, jis tą padarė. Na, einam. O kur tavo kuprinė? Palikai? Jo, mane reikia kuprinės. Dabar mes šiek tiek čia pro kalnus praeinam ir bus 4. O, ne. stovyklavietė. Dynai. O, ir naktis. -70 dabar. O, ten lėktuvas yra. Nukrytęs. Ir 4. stovyklavietė. Nepahytink pingvino arba tu numirė. Na, nieko neįvyk. Nu ką, man 10% vandens tik liko, tai aš išnaudosiu dabar. Dabar nebegaliu jo gerti. Ir mes atėjome iki 4. stovyklavietės. Na ir tu gali pagalvoti, kad mums tik liko 1 stovyklavietę įveikti. Ir mes galėsim savo vėliavą padėti. Iš viso nebėra stovyklaviečių, kurių veikia. Nu taip, mes realiai įveikėm šitą stovyklavietę ir... Pagaliau. Tai ne ten eini. Šakletono glaseris. Pavadintas po to, kai Sir Ernestas Šakletonas, populiarus Antarktidos... Ten aš... Palauk. Dabar kur mums būtų geriausia šokt? Tikrai ne čia. Tai mes tuoj praeisim sunkiausią vietą per šitos dalykus. Ar aš matau kitą šuolį? Čionais. Čionais nešok, čia yra neįmanomas šuolis. Kad žinau, žmogau. Reikia eiti ten, pašokt. Geriausia yra. Mastruoju. Kad čia nusilipti. Ir... O. Dabar kur? Ten. Gerai, šuolis čia geras. Tik čia not an easy one. Auč. Jop. Dabar aš nežinau, tau reikia kažkaip surast kelią, kaip grįžti. Jo, gerai. Einam. Palauk, čia daug lengviau negu tas sušokimas. Tai aš matau kopečius, tikriausiai mums prie jų reikia eiti. Ja. Nu... Audra, O, keliavo, ne. būkite atsargus. O, ne, aš nieko nematau. Čia, ne, nešok. Man reikia... Čia liktai šokt. Tu gali. O.
Mes einam į saulę. Čia, Palauk, čia! čia tiesiog šok, čia šok. Čia geriausia man atrodo yra šokt. Aš nieko nematau. Man dar saulė spigina į akis. Tu O, girdi Dieve. tą muziką? Čia, Ta, čia ta atsargiai muzika nekrisk. girdisi kaip... Atsijime... Tu girdi tą muziką? Ta muzika girdisi kaip tas soundas. Koks senas, šis gal. Tik daug suslovinta. Ar mes padarėm? Ar mes padarėm šitą Antarktidos ekspediciją? Einam į saulę, drauguži. Ar mes tai padarėm? Mes tai padarėm! Kaip suprast? Mes esam pirmi lietuviai. Tik mes nerandam, kur eit. O! O! Pažiūrėkit. Pietų ašigalis. Dar neik ten. 3, 2, 1! 1000 pinigėlių. Žiūrėkit, mūsų abiejų vėliava yra. Tu pažiūrėk, kiek Celsijaus dabar yra. O, Dieve. Na ką, einame parskrist atgal į mūsų pradžią. Aš žiūriu į tave. Šią langą žiūrėsiu. Nors ne, Mes. aš žiūrėsiu viso lėktuvo vaizdą. Tipo mes įsijungiam į raciją. Nu, į tabletę, kur dronas muoja viską. Skrendam į mūsų pradžią, kur mes pradėjome. Dabar galėsime pamatyti visus dalykus, kuriuos mes įveikėme. Oh, Tai mes ką tik gavom žinią, kad pirmi lietuviai praėjo šitą dalyką. oh my gosh, ką? Sužiūrėkit. Čia mes šitą Gerai. dalyką įveikėme. Gerai. Čia 4 stovyklavietė. Čia. Ten kažkas yra keisto. Pagaliau mes šitą dalyką įveikėm. Na ką, Ignai, tai žmonės, šiam kartui jau užteks. Dar rodom, kaip skrendam. Tai aš rodysiu. Mes šitą dalyką įveikėm. Taip. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir su jumis buvo Mantas ir Ignas. Ir viso gero. Dabar tiesiog